Prieš 2 metus aš sukūriau Stageit reklamą, kurioje analizavau Lowhouse akinių prekės ženklo komunikaciją ir tai vis dar yra pats populiariausias Stageit video. Todėl aš nusprendžiau pasigilinti Lowhouse strategiją šiek tiek labiau. Lowhouse reklamos yra be galo gražios, bet gražių reklamų yra pilnas internetas, jomis galima apšildyti visą Vilniaus daugiabučių rajoną. O akiniai yra produktas, kurį labai lengva lyginti. Formas, spalvas, stilius tinka veidui arba ne, iš esmės nueinat į savo rajono optiką ir galite išsirinkti. Na ir jeigu toks produktas, kurį toje reklamoje aš išvadinau nuobodžiu, komunikuotų tiesiog funkcijomis, pasakotų apie savo savybės, formas ir galbūt pasiūlytų to vieną kitą 15% nuolaidą, toks prekės ženklas kaip Lowhouse tiesiog nebūtų išaugęs. Bet Lowhouse padarė ką kitą. Jie sukūrė pasaulį, kuriame jų produktas atrodo labai natūralus. Ne vienametinė kampanija, ne spalvų paletė, ne kažkokį content pillarsų sąrašą, iš kurių vienas būtinai yra edukacinis turinys, nes žmonės vis dar per mažai žino apie akinius. Pasaulį, kuriame gyvena tie patys veikėjai, girdisi tas pats sausas humoras, matosi tos pačios kinematografiškos situacijos ir tiesiog gyvena jausmas, kad tie žmonės gyvena kažkokį įdomesnį gyvenimą, net jeigu pusę laiko leidžia tiesiog virtuvėje. Ir viskas, tai verslui atneša labai konkrečią naudą. Čia vartotojas ima matyti nebe akinius, o įsivaizduoti, koks žmogus jis būtų, jeigu tos akinius nešiotų. Produkto vertė perskelia iš funkcinės į simbolinę. Toks ir yra jūsų prekės ženklo tikslas. Taip, funkciniam lygmenyje akiniai ką? Gerina regėjimą, apsaugo nuo saulės, gal patogiai sėdi nosis. Tuo tarpu simbolinėme lygmenyje Lowhouse turi išskirtinumą, nes paverčia jūs kažkokio tipo žmogumi. Galbūt kūrybiškesniu, drąsesniu, galbūt turinčiu geresnį skonį, bet pernelyg savimi patenkintų, kad pripažintų, jog apie tai galvoja. Svarbu, kad tai nėra primityvus pirk šitos akinius ir būsi menininkas. Lowhouse veikia gan subtiliai. Jie tiesiog nuolatos rodo žmonės, kurių pasaulyje tie akiniai yra normali, organiška jų gyvenimo dalis. Ir leidžia žiūrovui pačiam nuspręsti, ar jisai priklauso tam pasauliui, ar tik nori jį pažiūrėti iš šono. Vienas iš pačių gudriausių dalykų, ką daro Lowhouse komunikacija, jie leidžia vartotojui pačiam pasidaryti išvadas. O kai žmogus pats pasidaro išvadas, jis yra gerokai labiau linkęs jomis tikėti. Antras dalykas, ką jie daro, yra seriališkumas. Jūs tikrai žinot, kad psichologai yra nekartą įrodę, jog storytellingas labai padeda sukurti prekės ženklų ir vartotojų ryšį, bet tai nereiškia, kad bet kokia istorija parduos produktą. Jeigu mes žiūrėtume kokį nors serialą apie tėvo ir sūnaus santykį ir staiga įvažiuotų kažkas apie buhalterinę apskaitą, greičiausiai tai nebūtų labai paveiku ar natūralu. Lowhouse atveju reklama veikia labai organiškai dėl to, kad jinai yra neakivaizdinė, bet nuolatos egzistuojanti serialo dalis. Šiaip žmonės gan dažnai sako, kad Lowhouse'as nerodo savo produkto. Lowhouse'as visada rodo savo produktą, jis tiesiog niekada to nedaro įkyriai. Akiniai ant veikėjų yra beveik visą laiką, tiesiog niekas nestovi šalia su rodyklė, pažiūrėkite, koks rėmelis. Būtent dėl to Lowhouse komunikacija yra pramoga, į kurią norisi žiūrėti ir tuo pačiu jie atlieka labai verslui naudingas funkcijas, informuodama vartotoją, kaip atrodo Lowhouse, kokiems žmonėms jisai yra skirtas ir ką tai pasako apie jų pasirinkimus. Ir čia yra svarbiausia iš to prekės ženklo pamoka. Ne tai, kad visiems dabar reikia turėti ekscentrišką senuką savo komunikacijai. Internetas ir taip yra pilnas brandų, kurie bandė kopijuoti Lowhouse estetiką, kurti kažką panašaus ir patikėkit, daugumai jų visai nepavyko. Lowhouse komunikacija veikia būtent todėl, kad tai nėra tiesiog sugalvota socialinių tinklų kampanijos triukas. Visa tai išeina iš pačio prekės ženklo idėjos. Prekės ženklas sako, kad jų produktas yra sukurtas su pagarba išskirtinėms kultūros asmenybėms. Komunikacija tuo pat metu rodo, kad asmenybė yra svarbiau už patį daiktą. Na, o produktų pavadinimai, vizualai, veikėjai ir visa kita palaiko tą pačią idėją. Lowhouse komunikacija padeda jų produktą į kitą kategoriją, kurioje nebesinori jų lyginti su kitais akiniais. Jų komunikacija kuria simbolinę vertę, kurią nukopijuoti konkurentams tikrai netaip lengva kaip ten rėmelio spalva. Plus, šita komunikacija suteikia labai gerą priežastį sekti Lowhouse prekės ženklą, ne tada, kai mums visai nereikia akinių. Na, o kai akinių galiausiai prireikia, tai tikrai yra vienas iš pirmųjų prekių ženklų, kuris šauna į galvą. Ir dar vienas pliusas. Su tokia prekės ženklų ir komunikacijos strategija Lowhouse'as užsitikrina, kad kiekvienas naujas komunikacijos vienetas jau keliauja su didžiuliu kontekstiniu bagažu, kad visa prieš tai buvusi komunikacija tik stiprina ateities komunikaciją. O tai galit patys įsivaizduoti ir gerokai sumažina kaštus, kurių reikia, kad ilgainiui išsilaikytų tinkamas naratyvas. Taigi, jei trumpai, Lowhouse'as nėra joks stebuklas, jie neatsisakė reklamos, jie nepadarė kažko labai kitaip, jie tiesiog padarė tai, ką bent jau aš dažniausiai rekomenduoju daryti, turint tokį prekės ženklą, kuris gali sau tai leisti. Tai yra, Lowhouse'as nusprendė, kokiam žmogui jis yra skirtas ir sukūrė pasaulį, kuriame tas žmogus norėtų gyventi. Dabar lyginti juos su kažkokia akinių alternatyva yra tiesiog nebeįmanoma. Tai tiek apie Lowhouse'ą, o ką jums su tuo daryti? Verslai atėję į Stageit kartais manęs tikrai paklausia, ar galima jų verslui pritaikyti tokią komunikaciją kaip Lowhouse'e. Ir atsakymas yra, kad taip, daugumai paslaugų ir produktų galima pritaikyti panašią mechaniką, nebūtinai ji bus identiška. Kaip bebūtų, dažniausiai lietuviški verslai čia atsitrenkia į du barjerus. Pirmas, tokia prekės ženklo strategija ir jos įgyvendinimas reikalauja nemažų investicijų. Ir antras, visi nori būti labai faini ir įdomus, bet kai reikia tokį sprendimą priimti ir pasirinkti tą radikalaus kūrybiškumo kelią,
daugelis lietuviškų verslų pabijo. Na, nepasikuklinsiu čia pasakyti, jeigu jūsų prekės ženklas mano, kad yra drąsesnis už daugumą Lietuvos verslų ir nori gudriau pasižiūrėti į savo strategiją bei komunikaciją, mes Stageit agentūrai mielai tokiais projektais užsiemame. Na, bet užteks apie mus. Šiandien tiek, tikiuosi turinys buvo naudingas, aprašyme rasite daug įvairių naudingų nuorodų, prenumeruokit, bla bla bla, visi kiti dalykai, susitiksim kitą savaitę. Iki.